Sveiki, čia laida LT Kampas, su jumis sveikinuosi aš, politikos aktualijų žurnalistė Martina Pikelytė. Šiandien studijoje kalbėsime su Valstybės saugumo departamento vadovu Remigijumi Bridikiu. Sveiki. Sveiki. Na, ponia Bridiki, neseniai vyko Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis ir jo metu toks išskirtinis įvykis buvo, kad dalyvių buvo paprašyta palikti visus įrenginius, net ir išmaniuosius žiedus, kad nusimti, kad jie neįrašytų ar kažkaip, kad informacija iš posėdžio nenutekėtų, kitaip tariant. Iš žvalgybos pusės žvelgiant taip šiek tiek bendriau, ne tik apie šią partiją kalbant, bet kiek apskritai parlamente, ypač esančios partijos, galėtų būti įdomios, tarkim, Lietuvai nedraugiškoms valstybėms. Įdomus epizodas ir taip, jis ką tik ir įvykęs. Iš mano pusės žiūrint, atrodytų mums visiems vertėtų laikytis tam tikros informacinės disciplinos, kuri kartais, ar socialiniai tinklai, ar vieša erdvė, kitos formos, mes kalbame daug, kalbame įvairiais aspektais, kartais nesaugom savo asmeninės informacijos, nesaugom jautrios informacijos ir atrodytų, kad ten, kur mes galėtume ją saugoti, tokia informacija iš pažiūros galinti atrodyti nelabai svarbi, bet jeigu kalbam apie priešiškas tarnybas, ji domina. Ne visada slapta informacija domina mūsų priešus, priešininkus domina ir tiesiog paprasta informacija, ar sąlyginai atrodanti paprasta, kaip žmogaus asmeninės savybės, gyvenimas, o ką jau kalbėti apie mūsų partijas, apie vidaus procesus, tam tikrus politinius procesus, kurie turi reikšmės ir platesniam kontekstui. Tai turėtų dominti. Čia buvo ir toks dar vienas išskirtinis incidentas. Socialdemokratai vėliau teigia, kad viena visuomeninio transliuotojo žurnalistė neva tai paliko, galbūt nepaliko įrašinėjantį rašiklį. Ta informacija dabar tyria policijos pareigūnai, jie gavo pareiškimą. Ir nesigilinant per daug į tą konkrečią taip pat situaciją, bet apskritai toksai įrašinėjimo atvejis, kiek jis yra ar būtų rizikingas? Nesu įsigilinęs į žurnalistinio darbo metodiką. Rizikingumas, jis turbūt yra tiek aktualus, ar tiek pati ta situacija yra aktuali, kiek ji yra abiejose pusėse suprantama, kiek tai yra jeigu kalbėkim, tai toks įvykis yra, tai kiek tai yra artima ar įmanoma žurnalistų etikos aspektų, taip pat kiek tai jautri, nejautri informacija yra pačių, tos auditorijos, kuri ten buvo susirinkusi šiuo atveju politinė partija. Kaip ir minėjote, patys nariai, pati aplinka siekia maksimalaus informacinio uždarumo. Bet negaliu vertinti žurnalistinio darbo metodų. Aš žinau, kaip mes dirbame ir kokius metodus naudojame, bet kur yra etika, o kur profesinis žingeidumas ar pareiga, jau čia turbūt ne man spręsti. Tuomet atsiribojant nuo to žurnalistinio aspekto, apskritai galbūt yra buvę atvejų Lietuvoje, kai galbūt irgi Lietuvai nedraugiškos valstybės ar kažkokie kiti asmenys bando surinkti informaciją, kuri yra aptarinėjama partijų viduje. Partijų viduje bendrai apie, kaip minėjau, vidinius procesus tiesiog siekiama iš priešiškų tarnybų, priešiškų atstovų surinkti maksimaliai įvairią informaciją, kas dedasi pas mus. Ir čia nuo situacijos, kuri plačiai buvo žinoma ir aptariama, toks FSB pareigūnas, profesionalas Filipčenko buvo organizavęs operaciją Lietuvoje, kad būtų surinkta informacija apie mūsų prezidento aplinką. Ir telkė įvairių tinklą, kūrė tam tikrą tinklą tokia informacijai, kad jinai būtų surinkta, kad būtų įnešta tam tikras priemonės, bet jau ten palikim tai istorijai, bet tikslas buvo mūsų prezidentas. Partijos turėjom situaciją ne taip senai ir galutinis procesas dabar baigėsi. Manovas, GRU nelegalas, Rusijos karinės žvalgybos nelegalas, jis buvo irgi įtrauktas ir dalyvavo tiesiogiai renkant informaciją apie vieną iš partijų. Tai partijos yra viena iš mūsų gyvenimo ar valstybės gyvenimo sričių ir
kokios aktualijos liečia ar konkrečią partiją, konkrečius procesus, tokia ir svarbi užsakovom, tai šiuo atveju tarnybom. Tuomet šiek tiek per kitą prizmę, bet neatsiribojant nuo partijų ar politinių veikėjų, galbūt yra tokių ar partijų, ar politikų, nebūtinai nacionalinėje politikoje, kurie patys keltų kažkokių įtarimų. Ką mes esam aiškiai pasakę, kad šiai akimirkai mes nematome tiesiogiai mūsų tame aktyviam politiniam gyvenime tiesiogiai veikiančių pagal vienos ar kitos priešiškos tarnybos ar šalies užsakymą. Tačiau mes žinome ir kai kurie procesai yra tęsiami ir teisėsaugos, kad yra politinių veikėjų, yra paraštėse esančių asmenų, kurie norėtų dalyvauti politinėme gyvenime ir išpildyti, sakykime, jau lūkesčius vieno ar kito režimo. Mes realiai kalbame apie Rusiją, Baltarusiją, ir šalia yra ir Kinija. Tai ta veikla vykdoma. Pastaraisiais metais, pastaraisiais rinkimų laikotarpiais mes to tiesioginio kišimosi į rinkimus taip pat nefiksavome, bet siekiu įsitraukti į aktyvų politinį gyvenimą jau yra buvę. Kai kurie politikai ar politinės jėgos pastaruoju metu užsimena apie norą ar galimybes megzti tam tikrą santykį arba dialogą su Baltarusija. Ir kovą pasirodžiusiai grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitoj, ten buvo minima, kad Lukašenka norėtų atkurti santykius su vakarais, tačiau taip pat buvo įvardyjama, kad taip pat jo režimas manipuliuoja krizėmis, sudaro ekstremistų sąrašus, verbuoja piliečius Lietuvos. Kiek tas dialogo kūrimas su Baltarusija galėtų atrišti rankas apskritai režimui ir galbūt suteikti daugiau veikimo prieš Lietuvą galimybių? Dialogas, jeigu kalbam apie dialogą, tai jau yra forma tam tikro politinio apsikeitimo, tam tikro lūkesčio apsikeitimo. Tai šiuo atveju visgi ar mes esam tame etape, ar tai jau galėtume vardinti kažkokią siekį sukurti dialogą, negalėčiau atsakyti, tai yra politinio vertinimo dalis. Ką aš matau, tai taip sieki ieškoti būdų apsikeisti informaciją, apsikeisti techniniam tam tikro duomenimis techniniais. Mūsų vertinimas nėra pasikeitęs Baltarusijos atžvilgių. Iš vienos pusės mes matome toliau brutalų savo piliečių persekiojimą, kišimas ir įtraukimą į tam tikras jau nusikalstamas žvalgybų veikas ir mūsų piliečių, vėlgi tos manipuliacijos su sunkvežimiais ir balionų išnaudojimas tarsi kriminalinio proceso, kontrabandos procesas, bet tikrai parankus šiuo atveju Baltarusijos režimui. Kita veikla, kurio gali vardinti, matyti eilę siekių kenkti mums. Vėlgi supriešinimas mūsų ir piliečių ir atvykėlių iš Baltarusijos, siekiant įvartinti. Ir pastarąjų metų tą Vilnių našą vis befigūruojant vienoje ar kitoje vietoje. Tai vienas aspektas - kenkt mums, įtakot mus, manipuliuot situacijom. Kitas siekis yra ieškot santykio su vakarais ir suprantant, taip, jie turi sunkumų išlaikyti ekonominį stabilumą, jie turi sunkumų vėlgi įtakos daro poveikį. Ir čia šiuo atveju tiek transliuojamos žinutės Jungtinėm Amerikos valstijom, platesniem vakaram, kad neva tai keičiasi, reikia draugauti ir keičiasi jų kursas, jis, man atrodo, labiau būtų toks kaip lozungas negu realūs veiksmai. Ekonominė nauda niekaip nekeičia vidinio režimo nusistatymo veikti prieš mus kartu su Rusija taip pat. Tai tame būtų kažkokių rizikų, jeigu vis tik tas dialogas pradėtų vykti? Be abejo, iš tarnybų pusės mes matytume didesnės rizikas ir čia toliau jau vėlgi mūsų sprendimų priėmėjus mes esame informavę, kokios rizikos, kaip plačiai jos galėtų būti išnaudojamos ir
politikai, sprendimų priėmėjai yra, tam ir yra. Ir čia toliau klausimas, kaip mes ateityje suvaldytume jas, jeigu būtų tokie sprendimai priimti. Mes tokio patarimo visgi negalėtume duoti, daryti taip ar kitaip. Mūsų priedermė yra visgi parodyti visus aspektus situacijos. Kalbant apie tuos galimus santykių atkūrimus, tai tęsiasi svarstymai dėl galimybės atkurti diplomatinius santykius su Kinija, diplomatų lygiu. Grįžtant prie grėsmių ataskaitos vėlgi, tai joje buvo minima, kad didėja saugumo rizikos Kinijoje gyvenantiems ar ją vykstantiems Lietuvos piliečiams. Suprantu, kad yra sunku vertinti tai, bet tas santykių atkūrimas irgi šiuo aspektu, kaip tai prisidėtų ar apsunkintų saugumo situaciją? Viena vertus, kokią situaciją dabar turim su Kinija, tai mums sunku suprasti ir identifikuoti Kinijos vėlgi situaciją, kiek bendrai paėmus, apie ką Kinija yra šiuo metu, kaip jaučiasi mūsų piliečiai Kinijoje, keliaujantis, gyvenantis tenai. Vis dar pasitaiko akademinės bendruomenės irgi tam tikrų santykių, nors atrodytų jau pakankamai aiškiai vardintos rizikos tai daryti. Tai turim platų spektrą tam tikrų neatsakytų klausimų, kur negaliu vertinti ir kaip greitai ir kokiu būdu turėtų atkurti tie diplomatinis tam tikras atstovavimas abiejose pusėse, bet logiška matyt būtų sakyti, kad tam tikras diplomatinis apsikeitimas būtų naudingas ir mūsų saugumo, nacionalinio saugumo prasme, vertinant, į kokią aplinką papuola mūsų piliečiai. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas, taip situacija nesikeičia ir, kaip ir minėjau, tiek verslo atstovai, tiek keliaujantys, tiek gyvenantis, tiek akademinė bendruomenė susiduria Kinijoje su tokiu intensyviu persekiojimu, bandymų suvilioti galbūt ir tam tikrom galimybėm, tam tikra platesniais horizontais, įtraukiant į žvalgybinę veiklą ir apklausiant, ieškant žmonių silpnybių, domėjimuose, jų prieigos, kokios galimybės jų yra. Tai negalėčiau iš žvalgybų tarnybų perspektyvos, negalėčiau niekaip jų išskirti ar Rusija, ar Baltarusija, ar Kinija. Tarnybos veikia vienodai arba arti viena kitos modelio. Ir šiuo atveju Kinijos tarnybos taip pat veikia agresyviai ir mūsų piliečiai atsiduria toj agresyvaus veikimo lauke. Minėjote, kad tam tikrą prasme būtų naudos iš to, kad mes galėtume daugiau sužinoti apie situaciją Kinijoje ir kaip ten apie saugumo situaciją mūsų piliečiams apskritai, bet tikriausiai tai būtų ir tokia atvirkštinė korta, kad ir Kinija turėtų daugiau galimybių ir kanalų sužinoti apie situaciją Lietuvoje. Be abejo, tai yra balansas ir tam tikra veikla abipusiai, ar ne? Iki Kinijos ambasados, šiuo metu ten pakankamai minimaliai. Neturime ambasados ir ten personalo, kiek suprantu, nėra daug. Tai iki to laikotarpio, iki mūsų santykių su Taivaniu susiformavimo, dabartinio taivaniečių atstovybės atidarimo veikimas, žvalgybos tarnybų veikimas iš Kinijos pusės buvo per ambasadą. Jie buvo pagrindiniai veikėjai, jie buvo pagrindiniai įtakotojai ir informacijos rinkikai Lietuvoje. Tai be abejo, jų beatodairiškas veikimas ir formuojant nuomonę, inspiruojant tam tikrus protestus, tam tikrą veiklą, buvo orientuotas per čia esančią, sakykime, ambasadą ir joje esančius atstovus. Tai be abejo, tai yra visą laiką, turi balansuoti ir vertinti naudas ir tam tikrus praradimus. Čia neseniai ganėtinai naujienų portalas Delfi skelbė, kad Vilniaus gatvėse netoli oro uosto beje pastebėtas kamufliažo apdengtas automobilis, kuris tikėtina, kad yra kiniškas, ten kaip jau bandė atsekti markę, ir ant jo buvo pristatyta sensorinė įranga, kuri ten, pavyzdžiui, surenka tokią informaciją kaip automobilių numerius, eismo situaciją analizuoja ir
iš esmės tai gal ir būtų įprasta praktika, kad automobilis tiesiog yra tam tikrą testą daro, kaip jis galėtų veikti gatvėse. Tačiau kiek įtarimų ar rizikos kelia tai, kad tai buvo netoli oro uosto, turint galvoje, kad tam tikros valstybės jau yra uždraudusios, kad kiniški automobiliai prie strateginių objektų nevažinėtų? Domėjomės tuo atveju, analizavom, taip, regimybė, kad tai buvo, kad arti oro uosto, bet negalėčiau teigti, kad buvo kažko išskirtinis atvejis būtent šis. Domėjomės, tarėmės su tarnybomis, tarėmės su oro uosto atstovais. Tai nėra mums situacija nauja ar kažkaip nepažinta, savo vertinimus atlikome. Yra ataskaitoje ir tam tikrų pavienių atvejų viešoje erdvėje pasirodančių dėl šnipinėjimo. Vis kažkaip atrodo, kad jų gali daugėti, kiek apskritai, ar yra išaugę tie šnipinėjimo mastai? Yra. Jie galbūt pobūdis, vienas svarbus akcentas, visgi šnipinėjimo pobūdis, jis gal keičiasi, nes šiuo metu vėlgi apie kurias valstybės mes kalbame, tai Rusija, kalbant apie Rusiją, tai svarbiausias akcentas, manyčiau, kad šnipinėjimo veikloje kasdienybėje yra domėtis mūsų karinių pajėgumų, karinių vystymosi, ir tai yra viena iš darbotvarkių ir klausimų, kuriuos klausia ir keliaujančius į Rusiją mūsų piliečius arba Lietuvoje reziduojančius ir vykstančius į Rusijos pusę. Tokie klausimai yra keliami ir, aišku, ir Baltarusijoje. Tai mūsų karinis potencialas, mūsų NATO pajėgų didėjimas, infrastruktūriniai projektai yra viena pagrindinių temų, kurio domisi Rusijos tarnybos. Kaip ir Baltarusijos. Jos pakankamai aišku, kad koordinuojasi savo klausimus, bet Baltarusija dar turi aišku ir kitų klausimų, tai opozicija. Tiek esanti Lietuvoje, koks potencialas jos ir kokie procesai taip čia vykstantis jų atžvilgiu. Aišku, kita tema visą laiką bus mūsų vidiniai procesai, politiniai procesai. Jam visgi svarbu mūsų piliečių valstybės retorika, jų atžvilgiu švelnesnė, kietesnė ir reikia suprasti, kad ką mūsų vadovai, ką mūsų politikai ar kiti viešoje erdvėje matomi asmenys kalba, yra vertinama šitą informaciją ir daromos išvados ir žiūrima, kaip tai yra paranku ar priešiškai jų atžvilgių. Tai vienas. Kinija šiuo atveju domisi ypatingai vėlgi mūsų vidinę politiką, santykių su Taivaniu, dinamika ir visos kitos galimybės, kurios leistų jiem ieškoti prieigos taškų, nes kinai šiuo atveju dar vieną dedamąją turi, ne tik renka informaciją, bet ir ieško įtakos agentų, nes jiems svarbu yra irgi taip pat pakeisti mūsų politiką jų atžvilgių, ieškant tam tikrų asmenų ar kaip sakau, prieigos taškų. Tai va toks spektras gana platus. O žvalgybų veikla intensyvėja dažniausiai lygiai grečiai platesniam procesam, geopolitiniam procesam ar įtampai augančiai. Tai jeigu yra tam tikra įtampa su viena ar kita šalim, tai tarnybos turi pareigą ieškoti būdų, kaip tą įtampą sumažinti ir pakreipti sprendimų priėmėjų. Jiem parankesnė veikla, tai tiesiog, kad galėtų gauti informaciją ir paskui išnaudoti ją savo sprendimuose, savo procedūrose. Kalbant apie verbavimą ir jo būdus, kokiais būdais apskritai yra verbuojami Lietuvos piliečiai, nes pastaruoju metu matėsi ganėtinai nemažai, taip lyginant pranešimų, kad tai yra daroma per socialinius tinklus, tokius kaip Telegram ar kitus. Ar tikrai keičiasi ir ta verbavimo metodika? Žiūrint kokiem tikslam. Taip, socialiniai tinklai, Telegramas ir ne tik yra išnaudojami trumpalaikiam
pirmiausia, tai trumpalaikiam užduotim ir kaip pastaruoju metu matome, tom vadinamom nekonvenciniam atakom, kinetiniam atakom, hibridiniam atakom. Na, pasirinkit jau čia terminą, kurį norit, bet vienaip ir kitaip tai yra tos formos, kurios sukuria tam tikrą įtampą mūsų visuomenė, ar ne, pradedant nuo informacinių atakų, kur iki ten, ką mes turėjom paminklų, ar ne, niokojimą, padegimo atvejai, nepaslaptis ir bandymai susidoroti su asmenėmis gyvenančiais ir būnančiais Lietuvoje. Tai va, ta veikla daugiausia orientuota yra per socialinius tinklus, užsakymai ir ten toliau kaskada, tai nėra taip iš karto ir tu gausi tokią užduotį, bet tave pripratina ir kaip ir kriminalinė pasaulyje pripratina mažų užduočių ir paskui jau įgyvendini didesnės, platesnės, jeigu esi vertas to ir patikimas. Kalbant apie tokį jau mūsų vadinamą tą šnipinėjimą ar tokią jau klasikinę veiklą, tai yra daug ilgesnis žaidimas. Tikrinamas žmogus, jo pažiūros, jo silpnybės, stiprybės, kur keliauja ir tai jau ne tik tais socialiniai tinklai, užmegzti gali kontaktą per socialinius tinklus, bet toliau vystymas gali būti ir trečiosiose šalyse, kur nuvykus į šiuo atveju Rusiją, Baltarusiją ir tą pačią Kiniją. Ten, kaip sakau, procesas ilgesnis, kompleksinis, kaskadinis ir per renginius ir gali būt naudojamos įvairios priemonės kombinuotos, bet išskirtinai sabotažui ir tom visom kinetiniam operacijom taip socialiniai tinklai. Pastaruoju metu, kadangi užsiminėte apie paminklus, tai pastaruoju metu mes vis matome įvairiose sostinės vietose paliktus užrašus rusų ar baltarusių kalbomis, Vilnius mūsų arba panašius užrašus. Ar tai galima laikyti ekstremistinė veikla ir kaip apskritai tokius incidentus užkardyti? Suprantant, kad viena iš užduočių šiuo atveju Rusijos ar Baltarusijos tarnybų yra kelt nesantaiką, priešiškumą mūsų piliečių ir Lietuvoje gyvenančių kitataučių, opozicijos atstovų. Tuo aspektu manau, kad būtų galima vertinti kaip ekstremistinę veiklą ar kitaip mes turbūt vertintume kaip padėjimas kitai valstybei. Nes pagal kitos valstybės užsakymą, sumokant pinigus, siekiant platesnių, gal net ir strateginių tikslų, prašoma atlikti taktinį veiksmą. Tai yra, atrodytų, gana paprastas žingsnis grafiti, ar ne, bet žodžiai šiuo atveju svarbu. Laikas pasirinktas svarbu. Ir šiuo atveju, baudžiamo kodekso formoje aš labiau vertinčiau kaip padėjimas kitai valstybei, turi savo terminą ir aišku, teisėsauga savo darbą daro ir įvertins, nepretenduoju žmonių nuteisti, tam yra kitos institucijos, kurios tai padarys ar įvertins, bet iš žvalgybos perspektyvos vertinčiau kaip kitos valstybės užsakymų veikiančius asmenis, kur tam tikrą strateginį įtampą. Tęsiant tą šnipinėjimo temą ir bendrai prisimenant, buvo tam tikros kritikos VSD, kad nepakankamai užsieniečių yra patikrinama, kurie atvyksta į Lietuvą. Kokia situacija yra apskritai VSD su resursais ir galimybėmis juos tikrinti, nes finansavimas lyg ir buvo didintas, tačiau ar to pakanka? Pastaraisiais metais lūkestis VSD dalyvauti patikros procesuose yra išaugęs dešimtimis, gal net ir daugiau kartų. Ar ne, esu užsiminęs, kad 2 metai prieš mes gavome arti 200 000 užklausų per metus. Praeitais metais 150 beros. Užpraeitais. Tai taip, jau praeitais metais vėl padidėjo iki 180 000. Tai
darom, ką galim. Berods 20 įstatymų įpareigoja mums teikti išvadas. Žmonių turim tiek, kiek mums leidžia biudžetas jų turėti. Suprantam, kad mes negalim visais atvejais atliepti laiku į keliamas, nes ten yra tam tikras laikas, per kurį tu turi duoti atsakymą. Tai ieškom technologinių sprendimų. Biudžetas yra kilsteltas ir aš kaip ir skiriamas į pareigas akcentavau, kad viena iš mūsų ateities krypčių, strateginių vystymosi krypčių yra skaitmenizacija, technologinių sprendimų paieška, dirbtinio intelekto integravimas. Tai jeigu mes gavome didesnius resursus finansinius šiais metais, tai reikia suprasti, kad technologiniai sprendimai jie greit neatsiranda ir užtruks, kol mes atliepsime tos poreikius, kurie yra ir jie tik tai didės. Tai kaip ir gerai, kryptis aiški, bet laike viskas gerokai ilgiau išsitęsia. Neseniai buvo pristatyta nauja bakalauro studijų programa apie nacionalinį saugumą. Ar tokiu būdu siekiama paruošti daugiau specialistų galinčių dirbti tame pačiame VSD? Taip, viena iš užduočių, vienas iš tikslų ir visų projekte dalyvaujančių institucijų tikslas yra aiškus. Mums reikia labiau kryptingiau paruošto personalo ir kiek galima ankstesnėme etape, kad jie greičiau integruotųsi į darbo procesą ir ta programa yra specifiškai orientuota į tyrimus vykdančiuosius ir platesniam žvalgybos cikle dalyvaujančius. Tai tokių reikia žmonių, studentų ir matom didžiulę naudą. Ir tai viena kryptis, kita kryptis, aišku, yra plėsti žinomumą. Mes patys dalyvausime kaip dėstytojai, instruktoriai ir plėsim tema saugumo, žvalgybos ir saugumo aktualijos programoje bus tikrai nesvetimos ir manau, kad kuo daugiau jaunimo, jaunosios mūsų kartos gaus žinojimo, tuo visiems bus naudingiau. VSD puslapyje yra tokia galimybė, kad visuomenė praneštų apie tam tikrus įtarimus ir informuotų žvalgybos pareigūnus. Kiek yra sulaukiama pranešimų iš visuomenės ir, taip procentaliai galbūt plius minus, kiek jų yra pasitvirtinę? Skaičiais nepasakysiu, bet telefonas kaista. Tai labiau susiję matyti su įvairiais procesais, bet ar situacijos būna, ar ne, pratybos Rusijoje, Baltarusijoje, galimi kažkokie incidentai arba procesai Lietuvoje suaktyvėja. Be abejo, sakyčiau, kad informacija pateikta tikrai yra mums naudinga. Procentaliai, trečdalis, daugiau mažiau pusė gal ir ne, bet trečdalis tikrai yra verta tirt, domėtis. Kai kurie ir pranešimų tampa mūsų tyrimų dalimi. Džiaugiuosi visgi visuomenės tokio pilietiškumu ir tikrai kviečiu žmonės pastebėti, pranešti ir dalintis savo pamatytais, savo liudijimais, savo pastebėjimais ir pasitarti galiausiai. Mes šitą informaciją visada vertinam bet kurį skambutį, kurį gaunam. Ganėtinai neseniai euroskeptiškomis pažiūromis garsėjantis Lenkų politikas Braunas buvo kreipęsis į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydamas išduoti leidimą ten renginiui prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Savivaldybė sako, kad kreipėsi į VSD. Koks bus jūsų atsakymas? Dar atsakymo nėra, kreipimasis yra, atsakymą duosim. Kada? Kiek man žinoma yra sutarta šią savaitę. Apskritai dar irgi prisimenant čia neseniai skambėjusius atvejus, tai buvo paviešinta, kad socialinėme tinkle TikTok buvo paskleista tokia paskyra apie neva tai Klaipėdos Respubliką. Kiek tokių atvejų yra apskritai ir kaip galima apskritai juos užkardyti?
Kiek yra atvejų, tai turbūt mes visi ir matome. Tai nedažnas atvejas, bet karts nuo karto vis pasikartojantis ir šiuo kartu tai ir per visas 3 turbūt Baltijos šalis viena ar kita forma nuskambėjęs. Kaip užkardyti, tai pirmiausia, aišku, reikia vertinti principingai, nes toks skaldimas, toksai, kitaip neįvardinsiu, kaip tam tikrą provokaciją, kaip informacinę operaciją, pirmiausia, siekiant suvokti, kokį rezonansą, kokį atgarsį sulauks toks teiginys ar tokia iniciatyva savo, mūsų auditorijoje ir iš kitos pusės galbūt ir ateityje kurti tam tikrą pagrindą tiem veiksmam, kuriais mūsų neprieteliai grasina. Tai ar ne, vis ginti kažkokias pseudo bendruomenės, pseudo regionus, ir ginti jėgą. Tas vis karts nuo karto pasirodo ir mano vienintelis apsaugojimo būdas žiūrėti principingai, vertinti kaip žalingą valstybei ir tai vertinti teisiškai ir priimti atitinkamus sprendimus. Nes tai yra viena iš, jeigu kalbam apie šnipinėjimą, kaip priemonę ar skatinimą užsiimti sabotažo veiksmais, tai čia viena informacinis sabotažas. Viena iš priemonių, kur auginti įtampą ir padėti kitai valstybei siekti priešiškų veiksmų, tikslų. Ačiū labai už jūsų laiką. Ačiū. Ačiū, kad žiūrite ir iki kitų kartų.